Sveiki visi. Dabar darysim labai skanės salotas, praktiškai iš nieko. Tai turiu kalafiorą, galim daryti žiedinio kopūsto, bet man šitas labiau patinka, nes tai daugiau turi maistingų medžiagų, vitaminų visokiausių. Taip pat reikės trupučio petražolių, grietinės, garstyčių, pipirų, druskos ir kukurūzų konservuotų. Jeigu nenori dėti grietinės su garstyčiom, gali tiesiog majonezą dėti. Tai pirmiausia, susipjausim viską. Petražolės. Kotelių nereikia čia dėti. Kotelius galim į sriubą. Taip pat susipjaustom brokolį. Kotelį aš taip pat pjaustau, tik tai nupjaunu šitą skūrą. Ir smulkiau dabar taip. Maždaug tokiais gabaliukais. Labai greitai, nereikia nei virti, nei kepti, tiesiog supjaustom ir gaunam krūvą vitaminų. Pilam kukurūzus. Truputį galim papipirinti. Druskos. Paskui dar 100 kartų paragausiu. Dabar į grietinę. Tai išaukštai grietinės. Dedam garstyčių. Šaukštelį. Gerai išmaišom. Aš grietinę naudoju 18%. Tokia sveikesnė, mažiau riebalų. Kumelės. Ir dabar tiesiog labai gerai išmaišom. Paragaujam druskos, ar užtenka. Skanumėlis. Kukurūzai duoda tokį papildomą skonį. Truputį saldumo. Labai puiku. Salotos paruoštas. Labai skanios, labai sveikuoliškos, o svarbiausia, tik per kelias minutės. Taip kad gaminkit, ragaukit, skanaus, nepamirškit paspausti prenumeruoti, parašyti atsiliepimų, sėkmės ir skanaus dar kartą. Dar truputį grįžtam. Pamiršau labai svarbų dalyką. Dar dedam šaukštą vištienos prieskonių. Nors ir taip jau labai skanu buvo, bet dar dedam prieskonių. Gerai išmaišom.
Ir dabar tai jau bus tikrai viskas. Kai daug darbų dirbi, tai būna visko pamiršti kažką tai. Dabar ragaujam. Jaučiasi kaip su vištiena. Davė dar visai kitą skonį. Taip kad skanaus. Gaminkit, ragaukit.